Sveiki visi, taip gausiai susirinkę, ir kolegos, ir miesto atstovai, ir mūsų partneriai, į kuriuos mes dabar žiūrim labai didelėm akim ir su labai didelėm viltim. Na ką, taip ilgai planavom ir pradėsim. Šiandien jau taip oficialiai ir istoriškai ir tradiciškai, kaip pas mus įprasta Lietuvoje. Paliksim laišką ateities kartoms. Labai svarbus mums kaip Kauno Grūdams, kaip visai Linas Agro grupė, dabar Akolo naujas pavadinimas grupiai, projektas 32 milijonų investicija. Tai tikrai labai didelė ambicija, labai dideli planai. Su šituo projektu jau turbūt kėsinsimės į gerą trečdalį visos Europos rinkos. Yra pas mus Lietuvoje dviejų tipų įmonės. Vienos, kurios gamina makaronus, o kitos, kurios gamina makaronus. Tai aš linkiu, kad tai nebūtų paskutinė Kauno Grūdų investicija, Linas Agro grupė investicija į Lietuvą. O mūsų dabar tikslas yra, kad čia būtų tvarių žmonių, gerų rankų ir kad mes pagamintume milijardą pokelių makaronų. Didžiuojamės galėdami prisidėti prie vieno iš Lietuvos verslo lyderių Kauno Grūdai, kurie investuoja į šalies vidų. Labai didelis dėkui mūsų Kauno Grūdų komandai, nes tikrai labai daug energijos, labai daug laiko. Tai ačiū Jums visiems už sėkmę ir už ateities planus.